Labuka, šis video padėka visiems mano draugam už tai, kad mane sveikina, rašo ir nepamiršta per mano gimtadienį. Tai čia, brangieji, mano atvirutės. Tiesą sakant, šitą mėgstamiausia, nes dėl vienos labai paprastos priežasties, nes man patinka drugeliai. Taigi, šitą yra nuo Tonio. Čia su mažiuku drugeliu taip pat. Nuo mano draugės Razijos. Ir čia nuo Razijos. Čia nuo mamos. Čia nuo Linos. Ir Andriaus, ir Sniegutės. Čia nuo Emos. Čia nuo labai mielo žmogučio vardu Austytė. Tai mano šakis pati. Čia vėl nuo Razijos su šeima. Nežinau kodėl tiek daug, kai man parašė, bet smagu. Čia nuo taip pat mano širdžiai labai mielo žmogučio Aistės. Ir šitą atvirutė man taip pat labai miela, nes Aistės pačios piešta. Štai, čia man tos gėlytės patinka. Ir čia dar parašyta. Čia dar nesišypsantis veidelis. Visada saugosiu ir branginsiu. Čia nuo Kristinos, Aistės ir Žilvino ir vėl. Labai man šitą patiko, juokinga. Čia nuo Rasos, Kęstučio ir Austės. Šitos Austės mamos. Čia nuo Daivos, Evutės ir Vaido. Labai gražus saulėlydis ir kriauklės. Čia nuo mano draugės Ingos ir jos sūnaus Mantuko. Taigi, čia šitas taip pat nuo Razijos. Čia parašyta Best wishes. Sending you best wishes in everything you do. May all your dreams be answered and every wish you may come true. Prasminga. Bet ir banalu. Taigi ši dovana atėjo pas mane 7-6 gal ryto nuo mano draugo Tonio. Taip pat su pyragėliu, kuris sakė 40 metų. Įsižeidžiau. Šitą labai faina dovana. Draugės Linos mama man numezgė. Tai tiesiog menas ir man labai patiko. Net gaila čiupinėti. Čia mano papuošalai. Nuo mano draugės Razijos taip pat. Čia štai drugelė, žinoma. Apyrankė. Čia dar papuošalas gerai. Čia knygom žymeklis. Ir vėl drugeliai. Ir vėl auskarai. Ir šitas ant kojos, kurį tiesą sakant iš pradžių bandžiau dėtis ant rankos. O čia nuo mamos. Sakė, Lietuvoje tokios madoj. Na, manau, meną reikia suprasti ir ne kiekvienam duota. Pritaikysiu kur nors. Draugės Razijos dovana taip pat. Jie atkeliavo iš Pakistano. Jos mama man įdėjo. Man labai patiko, tiesą sakant. Šiaip nemėgstu aziatiško stiliaus, bet šitą tašį man patiko. Čia Kristinos ir Aistutės ir Žilvino knyga apie Kauną lietuvių ir anglų kalbomis. Ir vonios priemonės ir levandų maišelis. Man tas kvapas labai patinka ir jį dabar dar netgi užuodžiu. Ir šitas visas ilgas dalykas yra nuo Linos ir Sniegutės ir Andriaus. Tai yra takelis. Jisai yra iš Lino, iš labai mano mėgiamos parduotuvės Kaune. Bet paprastai gaminiai iš ten dauguma keliauja į Japoniją, kas labai keista. Dėl to, kad Linas yra labai lietuviškas audinys. Aš turiu kai ką iš ten. Dauguma žmonių tą parduotuvę gan mėgsta. Čia nuo Austytės ir mamytės ir Kęstučio
Iš mano pamėgtojo FEG stringiukai, naktinukai. Dar vieni stringiukai iš ta morkinė bliuskutė. Man labai tiko, beje. Čia nuo mano draugės Emuko atkeliavo iš Norvegijos šita bliuskutė. Ir šita bliuskutė su drugeliai. Štai kokie gražus drugeliai. Man patinka drugeliai. Štai įrodymas. Aha, drugeliai. Taip pat nuo Emos iš Norvegijos miškiukas. Labai originalus pakabukas. Ir mano paskutinė bliuskutė nuo draugės Azijos ir vėl. Puikumėlis. Patinka drabužiai. Patinka gauti dovanų apskritai. Šis mano video padėka taip, kad manęs niekad nepamirštat. Nes kiekvienais metais atviručių mažėja ir mažėja ir mažėja. Taip ir bus gal ateityje, bet žinau, kad yra tokių draugų, kurie niekad nepamirš. Jiems ir sakau ačiū. Labai labai ačiū. Aš jūs visus myliu. Iš tikrųjų nesitikėjau tiek daug. Bet čiagi mano gimtadienis. Senelis jau. Štai. Beje, dėkoju mamai už lietuvišką duonytę, dešrytę, silkutę ir šakotį. Oi, koks skanus šakotis. Ir Linutei už saldainius pupa. Ir Kristinai už Karūno saldainių dėžutę. Ir Toniai už 40 metų pyragėlį. Brr. Nenoriu. Taigi, ačiū, mėlėjai. Ir susirašysim per Skype'ą.